Manęs jau laukia, truputį vėluoju. Sakiau, būsiu vietoj, 3 valandą kaip štikas. Nu, bet aš jau čia. Pusrytukam 200 gramų cukinijos, špinatų, raudonojo svogūno 40 gramų, 40 gramų proteininio sūrio ir 1 kiaušinis. Ir čia 1 paplotėlis iš Norvegijos, tas su tuo sūriuku karamelizuotu. Labas rytas, mėlėjai, dabar yra sekmadienis ir šiandien manęs laukia labai smagus visokie nuotykiai. Vešiuosi jūs šiandieną į Londono centrą. Įsivaizduokite, nusvešiu jūs į tokią vietą, kurioje aš čia gyvendama Londone dar nesu buvus. Bet tą vietą labai dažnai lanko turistai. Spėkite kur. Sekmadieniais, kaip ir sakiau, yra mano laisvadienis. Aš stengiuosi, stengiuosi nesportuoti sekmadieniais, bet šiandien jau taip išėjo. Šiandien dirbau su kliente. Tai salėje pasportavau ir aš nubėgau iki salės ir paskui grįžau iš salės ir dabar žiūriu, ką man čia rengtis. Eisiu paužkandžiauti kažką, užkandukui valgysiu oboliukų, nes dar turiu lietuviškų oboliukų parvežę. Štai pietus, mano pastela burokėlių pasta, brokoliai, tada šiek tiek krevečių ir daržovyčių, raudonojo svogūno, pievagrybių. Kad ir ką besigaminu, mano mama manęs klausia, o šitas ar bus iššūkį? O kai laikysimės iššūkio plano, ar galėsiu tą valgyti? Sakau, mama, bus produktai, aš gaminsiu, tau bus žymiai lengviau. Bus produktai skirtingi ir tada jau nuo tavo fantazijos priklausys. Sakau, kaip norės juos pasigaminti. Bet iššūkyje, slaptoje mūsų grupėje, aš kad ir ką gaminsiuos, visada kelsiu receptukus, kaip atrodys mano maistas, kokios idėjos gaminimo ir panašiai. Tai tam, kad maistas neatsibostų, nes tikrai planas mitybos bus sudarytas taip, kad visada būtų skirtingi patiekalai, skirtingi produktai ir tada jau gaminkitės taip, kaip mėgstat. Noriu, kad įsivažiuotumėte, įsibėgėtumėte tą sveiką gyvenseną ir pamiltumėte ją taip, kaip myliu ir aš. Ir tada rezultatai jūs tikrai džiugins. Na va, užsidėjau šūbą. Tokius kailinukus, nežinau, neturėčiau sušalti, labai šilta diena nusimato. Apsirengiau šiltai, nes daug vaikščiosim. Va taip. Tik kojyčių nesušalčiau. Ai, gal nesušalsiu. Pasiruošus, šiek tiek pasipuošus ir einu. Mano mama visada juokiasi iš manęs ir tėčio, nes mum bet kur ir bet kada labai lengva užmigti. Sėdint užmigti, tai čia gali daugas. Aš kartais būna užmiegu darbe. Sekundį atsijungiu. Bet stovint, aš dabar stovint užmigau traukinyje. Kada keliai sulinko, tada atsikėliau. Stovint užmigti jau čia reikia talento. Iš visų Europos miestų, kuriuos esu aplankiusi, Londonas man vis tik yra pats gražiausias. Pasakykite komentaruose žemiau, ką dar vertėtų aplankyti. Tikrai žadu kitais metais pakeliauti. Koks Europos miestas yra tikrai labai vertas dėmesio. Kaip įspūdingai atrodo! Supynės dangui. Bijot aukščio? Aš kažkaip, kai būdavau mažytė, tai labai norėdavau nušokti nuo tramplyno. Bet dabar, jeigu atsistojate ant kažkokio tai skardžio labai aukšto, pasidaro nejauku. Nėra taip, kad bijočiau aukščio, bet tiesiog būna nejauku. Jeigu reiktų, prisiverščiau, nušokčiau. Adrenalino truputį. Realus oras. O, saulutė visada man atneša nuotaikos. Aha, ir jisai koks linksmas. Oi, kaip fainai. Manęs jau laukia, truputį vėluoju. Sakiau, būsiu vietoj, 3 valandą kaip štikas. Nu, bet aš jau čia. Ir kilsim šiandien į Londono akį. Iš
pažiūrėti 4D filmą apie Londono akį. Einam be eilės. Šiam su Laisvė ir Karolina iš 4D filmuko 5 minučių apie Londono akį. Ir tikrai koks jis smagus. Sakau, po to merginom, sakau, blemba dabar kaip užsimaniau tokių gerų naujų su daug ferverkų. Čia prie Londono akies, bet niekad nesu buvus. Žinau, kad labai būna sąmyčiai, labai daug žmonių. Ir reikia mokėti likus pinigus, kad įeiti aplinkui. Nu, žodžiu, gerai, dabar ant akytės kilsim vėliau, o dabar eisim galbūt į turgelį, jeigu jis ten yra tas kalėdinis, o jeigu ne, sugalvosim ką veikti. That I'm still holding on to something. You should go and love yourself. Ragausim pirmą kartą, ne, merginos jau ragavę, aš ragausiu pirmą kartą Starbucks'e gingerbread latte. Jo, bet tikiuosi, kad bus skani. Nebejoju. Parekomendavo. Nu, skanios kabutės. Cheers. Atėjom į Covent Gardeną, čia irgi dar viena labai graži vieta Londone, kai lankysitės, būtinai ateikit. Ir čia vyrukai ant lyno vaikšto. Pažiūrėkit kokia eglutė. Matosi? Na va, atsivežiau mergaitės į Whole Foods Market. Aš dar kažkaip taip nuodugniai čia visko neišnaršiau, bet gal čia mes dabar pasivaikščiosim, pasižiūrinėsim kažko įdomaus, skanaus. Va, kokie natūralūs visokie kakavos, vanila, veggie. Pažiūrėkit, kiek skonių visokių. O po ledų pasiėmėm, paragausim, pasiėmėm pop čipsų, čia irgi 97 tik tai kalorijos per pakelį ir dabar einam ieškoti jogurtinės, šaldyto jogurto ragauti. Va, kaip gražu jau sutemė, kaip gražu bus iš Londono akies. Beriebis su agavės nektaru, 100% natūralių skonių. Atėjom į Snog Frozen Yogurt kavinukę. Ir dabar renkamės ledus. Ne ledus, o jogurtą šaldytą. Yra skoniai original, šokolado, salted caramel, kurios kremelės ir pinguava, tai čia berods yra vaisius. Galima įsirinkti toppingus, nu žodžiu, to įsirenkam ir pamatysite, ką valgysim. Visas ragausim skirtingus skonius, aš imsiu salted caramel. Laisvė ima šokolado, o Karolina original, ne? Imsiu su šokoladiniu pyragu ir su granola. Original yra 100 kalorijų per 100 gramų, šokoladinis yra 140 kalorijų, sūrios kremelė 126 ir guava vaisiaus, tai yra lengviausias turbūt kalorijų atžvilgiu, tai būtų 97 kalorijos per 100 gramų. Nu, toj paragausiu. Šokoladiniai pyragėliai. Bet kaip bus skanu?
Atėjome į Itsu. Šitas, padės pagaliuką ant papiršto, prispaudęs žyščius, o šitas... Va, mokina Karolina Laisvė, kaip naudotis pagaliukais. Aš irgi turiu, tai reikės biškį pasižaisti, bet pasiėmiau ir šakutę, kai atsibuvo žaisti. Labai senai valgiau savo šitą patiekalą. Labai pasilgus. Einam į eilę stoti ir eisim į Akytę. Va. Mes jau viduj, kylam po truputį. Kilsim kiek? Pusvalanduką, ne? Kilsim pusvalandį. Gražu, dabar žiūriu ir vėl iš aukšto stebi. Visi žmonės tokie mažučiai. Knygoje rašiau, ta tokia didybė aplanko iš aukšto žiūrint į apačią. Jautiesi toks milžinas. O žiūri, apačioj vyksta gyvenimas, verda. Sekmadienis buvo super, tikrai labai produktyviai ir labai smagiai praleistas laikas. Matėt, sakiau, neskanausiu nieko, bet taip jau gavosi. Kartais, na, tiesiog nereikia savęs varžyti. Nenorėjau tiesiog vaikščioti ir varvinti seilę matydama tą skanų jogurtą ir pavydėti merginom, kai jos jį valgytų. Žiūrėjau namučio ir skubu su jumis atsisveikinti. Labai ačiū, kad žiūrėjote šį video, tikiuosi jis jums patiko. Atsisveikinu todėl, kad mano telefonas atsikrauna, grįšiu namo, eisiu ilsėtis, rytoj bėgsiu krosiuką ryte 45 minutės. Ir tiek šiam vakarui. Sekite mane misfit.lt Facebook'e ir Instagram'e. Iki kito karto, mėlyjeji. Ate!